Prisipažįstu, jog šiais metais viešai apsijokiau išsikėlusi tikslą užauginti auditoriją iki 10 000 sekėjų. Ir to neįvykdžius. Man nepavyko. Bet supratau vieną esminį dalyką, kuris man padėjo užaugti trigubai. Nes visą laiką labiausiai mane stabdė tai psichologiniai blokai, kurie vertė būti komforto zonoje, niekada neklysti ir niekada neatrodyti kvailai. Būtent šio iššūkio dėka aš priėmiau savo sprendimą augti ir pasižadėjau tai viešai. Anksčiau niekada nebūčiau išdrįsusi imtis drąsių priemonių augti. Bijodavau rašyti dėl bendradarbiavimų, siūlyti savo paslaugas, rodytis viešai, tačiau turėjau išlysti iš komforto zonos ir su stipriai besidaužančia širdimi rašyti begalę žinučių kitiems ekspertams, žinodama, jog gausiu ir neigiamus atsakymus. Ir taip jau gaudavau, bet vis tiek nesustojau ir užmezgiau daug nuostabių draugysčių. Pavyzdžiui, su Evelina mes pirmosios Lietuvoje išbandėme iššūkių dieną. Ar kas prisimenat ją? Tai būtent visą dieną mes privalėjome atlikti žiaurias ir kvailas užduotis, kurias sugalvojame mes arba auditorija viena kitai. Patikėkit, išdrįsti padaryti tai nėra lengva. Juk lengviau vis dėlto Instagrame slėptis po tobulais viršeliais, niekada neklysti ir niekada neatrodyti kvailai. Galiu pasakyti, kad sunkiausia yra pirmi žingsniai ir būtent priimti sprendimą augti, o vėliau kaskart perlipti save yra tik lengviau. O dabar papasakok tu, kokius pirmus žingsnius žengei šiais metais, o gal esi pasiryžęs žengti naujaisiais 2025 metais.